Fėjų pasakos. Seniai į fėjų slėnį užsuko keliaujantis pasakotojas. Jis su savimi turėjo stebuklingą lagaminą, kurį padovanojo fėjoms. Papasakojęs apie lagamino galias ir atskleidęs burtažodį, pasakotojas iškeliavo. Nuo tada fėjos auklės savo mažylėms seka pasakas iš lagamino. Atėjus metui, viena iš auklių pranešė mažylėms, kad visi pakankamai paaugo ir laikas jiems klausytis pasakų. Tada jie atsinešė lagaminą, paragino visus susėsti rateliu ir ištarė burtažodį. Žodyje galia ir turtai. Juos ištarus vyksta burtai. Kaip kerėti, fėjos žino. Kviečiam pasaką iš lagamino. Grybų meilės istorija. Po egle vidury miško klestėjo Musmirių karalystė. Ją valdė karalius Musmironas ir jo pati Musmirona. Išdidus buvo karalius, nors priešų neturėjo, bet ir draugais pasigirti negalėjo. O pati tik savo grožiu puikavosi, raudoną kepurę blizgino ir baltus taškelius per dienas ryškino. Ir turėjo jie vienturtę dukrytę Musmirytę. O ši visai nepanašiai tėvus buvo. Miela, nuoširdi ir labai draugiška. Laukė tėvai, kol dukrelė paaugs. Nesvajojo karališka šeima savo valdas plėsti ir ištekinti ją už kaimynystėje esančios karalystės princo. Labai jau ta karalystė Musmironui patiko. Dvigubai didesnė buvo. Vos po 2 eglėmis įtilpo. Turėjo karalius svajonę dar galingesnis tapti, dar daugiau žemių užgrobti ir kad Musmirių valdos per 3 pušis išsiplėstų. Ir štai atėjo diena, kai Musmirytė užaugo. Pasikvietė ją tėvai ir tarė: laikas, dukrelė, apie ateitį pagalvoti. Nusprendėme, kad metas tau ištekėti ir pačiai karalienė tapti. Musmirytės akys iš laimės nušvito. Apsidžiaugė karalienė, kad dukra nori tokią žinią priėmė ir apkabinusi ją tarė: mes tau laimės linkime, todėl ir apie jaunikį jau pagalvojome. Nereikia manimi rūpintis, mieli tėveliai. Aš pati savo ateitimi pasirūpinsiu ir už ko tekėti pati pasirinksiu. Staiga atsakė Musmirytė: na, tikiuosi, mūsų norai sutaps ir mūsų karalystė suklestės. Besitaisydama savo peleriną ištarė karalius: svarbu visi būtų laimingi ir karalystėje klestėtų taika ir meilė. Svajingai atsiduso Musmirytė. Taip, svarbiausia meilė ir aš manau, kad gretimos karalystės princas tikrai tave mylės, pritarė džiūgaudama karalienė. Princas? Gretimos karalystės? Apie jo meilę aš nieko nežinau, aš kalbu apie kazlėką, atšovė Musmirytė. Kazlėką? Sutartinai pakartojo karaliai ir iš netikėtumo net klestelėjo į krėslą. Kokį dar kazlėką? Mes kalbam apie Musmirių gretimos karalystės, karaliaus Musmirono sūnų, atšovė karalius. Mieli tėveliai, Musmirius išpuikęs, neišauklėtas po šeivą. O aš jau seniai myliu kazlėką. Jo tokia tvirta kepurė, jis toks gražus ir mandagus. Tik jį aš myliu, tik jį, kartojo Musmirytė. Karalienė išskleidusi vėduoklę vėdino savo leipstantį kotą ir nujausdama karaliaus rūstybę dar bandė raminti vyrą, prilaikydama jį už rankos. Tačiau šis niršo taip, kad net balti taškeliai ant kepurės pūtėsi iš pykčio. Niekada, girdi, niekada, tu ištekėsi už Musmirio ir taškas, šaukė karalius prakaituodamas. Rodos tik dabar Musmirytė suprato, ką tėvai sumanė ir perprato jų planą. Nežinodama, ką daryti, ji nuleido akis ir pravirko. Karalienė, pamačiusi dukros ašaras, pati susigraudino ir bandė taisyti situaciją. Nusiraminkite abu. Mums būtina artimiau susipažinti su Musmiriu, o kartu išsiaiškinti, ar tas kazlėkas tave myli, dukrelė. Kas jis toks? Kažkoks klajoklis, auga kur papuolė? Jis ne klajoklis, jis turi savo didelę šeimą ir gyvena šalia mūsų pušyne. Jis jau 100 kartų sakė, kad mane myli, atsakė Musmirytė.
Jie ir meilė jau spėjo prisipažinti. Nieko tokio, praeis jūsų meilė taip netikėtai, kaip ir atėjo. Tu tekėsi už musmirio. Jau šiandien tarsimės dėl vizito pas musmirinio karalių. O dabar, dukrelė, pasėdėsi čia, kol meilė praeis. Atrėžė tėtis ir pačiupęs dukrą užrakino ją karalystės bokšte, kad ši niekur nepaspruktų. Nepraeis, tėti, nepraeis. Ar girdi? Šaukė musmirytė jam pavimui, daužydama kumšteliu duris. Priešingai nei jos mama įalpti neketino, bet sukaupė visą drąsą ir persisvirusi pro langą pradėjo šaukti iš bokšto. Ei, draugai! Kas mane girdit? Praneškit kazlėkui, kad esu tėvų nelaisvėje. Pasakykit, kad aš jį myliu ir neketinu tekėti už pasipūtėlio musmirio. Kas buvo netoliese, visi girdėjo šauksmą, o draugų musmirytė turėjo daug. Todėl žinia netruko pasiekti kazlėko ausis ir šis drąsuolis, jau stovėdamas prie karaliaus Musmirono pilies, šaukė taip garsiai, kad net rūmuose girdėjosi. Karaliau, išleiskit musmirytę! Nors esate karalius, jūs bejėgis prieš mūsų meilę. Jūs neuždrausite mums būti kartu, šaukė kazlėkas, kumščiu daužydamas į rūmų duris. Susirinko minia musmirių karalystės gyventojų ir kraipė galvas. Gaila buvo matyti uždraustos meilės kančias, bet ir baisu karaliui priešintis. Tačiau netrukus žinia išgirdo kazlėko šeima. O jie vienas už kitą kepures galėjo guldyti, bet to ir draugų daug turėjo. Todėl minia pasipildė įvairiausiais grybais. Kazlėko artimieji ir draugai niekam netarnavo ir baimės prieš karalių nejautė. Todėl ėmė reikalauti musmirytės laisvės ir duoti kelią meiliai. Nors Musmironas didelę armiją turėjo, tačiau prie kazlėkų prisijungė baravykų bajoras su savo armija. Raudonviršiai, rudmėsis, grūzdai ir net kelmučiai su savo didelėmis šeimomis, palikę kelmus į pagalbą, atskubėjo. Jaučia mano širdis, kad mes nepadidinsim savo karalystės plotų, o dar ir šią prarasim, jei dukros norų nepaisysim. Žiūrėk, vyre, kas už lango darosi, panikavo karalienė Musmirona. Koks aš karalius, jei kažkoks vargšų grybų sukilimas mane be karūnos paliktų, priešinosi Musmironas. Tačiau tuo metu į menę įbėgo pažaliavęs iš baimės patarėjas ir sukniubo prie karaliaus kojų. Pasigailėkit, jūsų didenybė, jau karalystės vartus sukilėliai pralaužė, į rūmus veržėsi. Mūsų armija išsilakstė pakampėmis. Jie greitai bus čia, mums galas, te pasakė šis ir dėjo į kojas pro atsarginį išėjimą. Pasiduodam, mielasis, maldauju, pasiduodam, išsigandusi prašė karalienė. Karalius giliai atsiduso, pasiėmė baltą vėliavą ir iškišęs ją pro rūmų langą ėmė mojuot. Valio! Meilė nugalėjo! Valio! Pasigirdo šūksniai lauke. Karalius išlaisvino musmirytę ir sukniubę savo sostę liūdnai atsiduso. Vienintelė dukra ištekės už prašalaičio. Galas mano karalystei, ištarė jis ir nusiėmė karūną. Gal ir galas, bet ne dabar, lengviau atsiduso karalienė. Tada į menę išbėgo musmirytė, susikibusi rankomis su kazlėku, ir šis drąsiai priėjęs prie karaliaus paprašė palaiminimo tuoktis. Ai, darykit, ką norit, numojo ranką karalius ir pridūrė. Juk jėga atėmė iš manęs dukrą, argi aš turiu pasirinkimą? Meilė yra jėga, o pasirinkimas jau buvo padarytas, nereikėjo tam priešintis. Ir aš pažadu, jūs nepasigailėsit, pasakė kazlėkas ir tiesiog ant rankų išsinešė musmirytę iš menės. Sakyk, ką noriu, brangus vyreli, bet aš dukrai net pavydžiu. Svajingų žvilgsnių nulydėjusi vaikus tarė karalienė. Ar žinote, kazlėkas buvo teisus. Karalius nors nenorom, bet susitaikė su dukros pasirinkimu ir iškėlė didžiulės vestuves. Ko tik ten nebuvo, susidraugavo daug skirtingų grybų, visi linksminosi, šoko ir bendravo kaip vienos karalystės gyventojai. Į puotą pakvietė ir gretimos karalystės karalių Musmirinį ir jo sūnų, išlepintą pasipūtusi musmirį, kuris tik ir vaipėsi prieš veidrodį ir be perstojo taisėsi savo baltą kostiumą. Palyginęs drąsuolį kazlėką su pošeiva musmiriu, karalius suprato,
kodėl dukra nenorėjo už jo tekėti. Maža to, po egle gyvavusi Musmirių karalystė apsijungė su pušynu, kuriame gyveno Kazlėkas ir visa jo plati giminė bei draugai. Taip karalius Musmirono valdos prasiplėtė kur kas daugiau nei Musmirinio. Bet tai jau buvo nesvarbu, nes karalius suprato, kad didingi dalykai sukuriami draugystės ir meilės galia.